Recently in China, the whole discussion about China Dream is getting so popular. So Prime Minister, may I ask, what is your Lithuanian dream? And how do you find the resemblance between the Lithuanian dream and the Chinese dream? Aš manau, kiekviena šalis turi tam tikrą svajonę. Ir taip pat ir Lietuva galvoja apie tam tikrus ryšius tiek su artimom kaimyninėm šalim ir tiek su tolimom šalim. Bet aš manau, kad tos svajonės yra reikalingos tiek Kinijai, tiek Lietuvai, tiek kitoms šalims, nes tokiu atveju mums daug lengviau įgyvendinti pirmiausia viduje savo strateginius ilgalaikius, trumpalaikius planus, tiek įgyvendinti tam tikrus susitarimus, ryšius ir bendradarbiavimą, tai pasakyčiau, su kitom šalim. Bet kadangi yra paskutinis klausimas, tai aš tikrai labai norėčiau, kad bendradarbiavimas